Labas. Labas, labas. Mm, Iš kelinto karto, bet pabandykim. Ką mes šiandien kalbėsim, apriepsim, pašokinėsim ten ir atgal, apriepsim ir turėtas temas, šiek tiek įsižeminsim į einamąją visiems aktualią sveikatos liniją. Mm, Kaip sakoma, jau pirmas šaltukas už lango, visiems, kaip sakoma, parūpo. Ir kiti reikalai, nei tik tai vasaros gerybės ir grožybės. Taigi, mūsų šiandienos tema yra susijusi su čakromis, bet ar kas nors žinojote, jog pagal hindų tradicijas, pagal senąją Ajurvedos mokslą, čakros, kiekviena čakra turi vieną ar kitą mikroelementą, kurio įtaka arba su kuriuo disbalansu susijusios problemos yra kertinės tos čakros veikloje. Kodėl? Todėl, kad visos tos medžiagos yra arba elektrolitai, arba tiesioginė reikšmė fermentinėms akcijomis susijusioms. Taip teisingai išgirdote akcijomis, tai yra kažkas, per ką valdoma, per ką daroma įtaka. Taigi, su fermentinėms akcijoms, fermentiniams procesams, kurių pasakoje pagaminama ir pernešama energija, ypatingai reikšmingos medžiagos. Taigi, 1, 2, 3, kasgi kiekvienai čakrai yra pats pačiausias ir pats mylimiausias papildas. Taigi, brėžiame naują paralelę, atveriame naują paradigmą, o gal tiesiog primename, kad sena visada iškyla kaip naujas konfliktas, ko pasakoje randame randamas bendras sąveikos būdas, bendrystė per draugystę ir suvokiama, kaip adaptuoti senasias žinias prie einamųjų aplinkos pokyčių, nes juk vargu bau ar prieš 1000, prieš 3, 4 ar 10 000 metų gyvenimas buvo visiškai toks pat, koks yra dabar. Natūralu, kad senosios žinios kažkiek tai turi keistis, ne? Taigi, papildai, kokie papildai? Mes taip įpratom gamtą klasifikuoti į tokį abstraktų kategorizmą, papildą, vadiname gamtos dalelę. Bet, toks mūsų gyvenimas. Taigi, kokie papildai, kokiai čakrai yra svarbiausi? Tiesiog išvardinus, pradėkime nuo misterio Ganešo, pamatinės šakninės čakros, kuri yra kūne orkestruojama per antinksčius. Ar kada pagalvojai, Julija, ar pagalvojai, kad šakninė čakra, pati žemutinė dubens energetinė liauka iš tiesų pasireiškia per antinksčius? Mhm. Nu taip konkrečiai tai ne, bet iš kitos pusės pažiūrėjus tai visai siejasi. Uh, nu taip. Gal aš Kada labiau apie inkstus, ne apie antinkščius. Ne, antinkščius. Būtent Mhm. antinkščius, nes jeigu tu susifokusuosi, suprasti, kad visgi antinkščiai yra atskiras darinys, ne inkstai, nors aišku labai susiję, suprasi visus tos pasakymus, kodėl išsireiškimus, kad mes esame išgyvenimo sąlygose įstrigusi visuomenė, kad mes esam pirmos čakros energetinėme kalėjime įstrigusi visuomenė, ne? O iš kitos pusės tada šita dvasinė retorika
susijęji su oficialiai galiojančia mokslinė ir medicininė retorika. Ką sako mokslas ir medicina? Juk sako, jog mes esam streso pagrindais gyvenanti visuomenė ir kad, kaip sakoma, susikūrėme civilizacinius spastus, kuriuose sukamės būtent streso hormonų pagrindais. Tai yra kortizolio antinksčiai, pagrindinis hormonas, kurį išskiria antinksčiai, yra kortizolis. Ir kortizolis yra esminė priemonė perduoti informaciją kūne, nes prisiminkime, kad hormonai tai yra žinutės. Tai yra priemonė susikalbėti jūsų kūnui, kuris yra sudarytas, na, kaip Junktinės Amerikos valstijos, tik tai, kad milijardą kartų dar padauginus iš skirtingų valstijų, ląstelių, organėlių, organų, audinių, struktūrų, skysčių, skirtingų būvių skysčiuose ir panašiai, ne? Ir reiškia, kad pagrindinė medžiaga, kurios pagalba yra staigiai optimizuojamas tikslumas, jums yra padedama susikaupti, tai yra preciziškai įvertinti situaciją. Pavyzdžiui, dantistui užplombuoti dantį, ne? Tai yra esminis hormonas reikalingas dirbant yra kortizolis. Tai yra va, tas nuolatnumas, tokia precizika, juvelyriškas krapštimasis, visa tai yra kortizolio dėka. O mes esame ypatingai preciziška visuomenė. Pasižiūrėkime į mūsų menus, ne? Nu, dabartinius atmeskime, visi dabar gyvena uždegime, čia jau, kaip sakoma, išimtis iš taisyklių, bet ankstesnius - estetika, Det. trapumas, Mhm. į sąstingis, kuris tuo pat metu perteikia judėjimą. Tai visame tame reikalinga pagrindinė medžiaga, kurios pagalba jūs koordinuojate savo kūno galūnės, ne, naudotis įrankiais yra kortizolis. Bet tik tai problema, kad jeigu aplinkiniai dalykai, aplinkinės medžiagos, fonas stokoja atitinkamai kitų priemonių, kurios reikalingos, kad kortizolių nešama žinutė kokybiškai suvaikščiotų, na, viskas tada gyvatėlės efektu domino principų griūva, ne? Bet čia jau, na, truputį, kaip sakoma, kita medalio pusė, nuo kurios mes šiek tiek dabar atsitrauksim. Tai va, tai pagrindinis niuansas yra toksai apie kortizolį, apie antinkščius ir apie pirmąją čakrą, kurios faktinis elementas yra geležis. Mhm. Įdomu, dėmesio, ne? Įdomus momentas, todėl kad kaip atrodytų inkstai ir geležis, antinkščiai ir geležis susiję. Na, tiesiogiai lyg ir mažai jie, ne? O pasirodo, kad yra tam tikri kanalai, tam tikri receptoriai antinkščiuose, kurių veikimui tiesiogiai yra labai reikšmingi geležies lygiai ir jeigu geležies lygiai organizme pakinta, šokinėja, per maži, per dideli, reiškia antinkščių, kaip sakoma, visi tie reguliaciniai procesai, kiek išskirti kortizolio, kaip saugiai pačio antinkščio, kaip organo, ne, kaip esybės tam tikrą prasme atžvilgių atlikti savas funkcijas, nes kitų atveju, kas bus visos asmenybės ir visos žmogaus fiziologijos lygių. Nu, pasidomėkit, ką tai reiškia antinkščių išsekimas. Kiek antinkščių išsekimas susijęs su emociniu kolapsu. Kiek antinkščių fizinis pasisukimas, antinkstis irgi yra struktūra, kuri tam tikrą prasme yra pakabinta žmogaus viduje, ne, yra įvairios fascijos, laikantis raiščiai, plėvės, kurios suspaudžia kaip lizdo principų įsitūpdoma į jas ir taip toliau. Daug yra niuansų, bet iš kitos pusės ten viskas pakabinta.
tai tas antinkstis vėlgi, jeigu jisai dirba, juda krūtai, jisai gali išlėkti iš savo trajektorijos, persisukti ir tai vėlgi vienaip ar kitaip įtakoja žmogaus mąstymą, žmogaus tikslumą pastebėti, kad nu, jis kažkur pačiuožė, ne, kažkur ne ten pasuko ar kad prasilenkė su tais ir anais moraliniais kanonais. Na, čia taip gražiai pasakius. Tokie vat yra niuansėliai su suplementacija pirmosios čakros atžvilgių, bet dėmesio, čia iš karto prieš perinant toliau reikia tą variantą paminėti, kad tai yra kažkas, tai ką bukai atkartoti namuose yra pavojinga. Čia kaip su tais triukais, ne? Tik nedarykite to namuose, nes ekrane visą tai atliekas nuosekliai apmokyti ir tam pasiruošę specialistai. Tai vėlgi supraskite, kad net jeigu geležis yra dominuojantis bazinis elementas, kuris yra pajėgus sutrikdyti, užslėptai sutrikdyti pirmosios čakros funkciją, būtent energetinę funkciją. Vargu bau, ar tiesiogiai griebtis geležies papildų, ar dabar, kaip sakoma, pilnais žandais kapoti raudoną mėsą. Ar vargu bau, ar tai yra pirminis sprendimas. Visada viskas kompleksiškai susiję. Kartais geležies trūkumas gali indikuoti, kad ne pirmoji čakra streikuoja, o kažkas dar iš kitur trikdydamas pirmos čakros funkciją, signalizuoja jum, kad apie tikrąją šakninę priežastį, kuri galbūt yra iš viso šeštoje čakroje ar trečioje, ne? Tai yra kiti vidaus organai, kuriuose gali pasireikšti funkcinis sutrikimas. Taigi, tiek apie pirmąją čakrą. Eigoje grįšime prie jos, pakalbėsime atskirą laidą apie tai daugiau, o dabar antroji čakra, sakralinė, kuri fiziškai manifestuojasi per lytinės liaukas, lytinius hormonus, ne? Tas žmogiškasis libido aspektas. Atspėkite, kas čia groja pirmu smuiku, ogi kalcis. Kalcis vėlgi, kodėl svarbu šitai žinoti? Dabar yra tikrai gana pakankamai daug įvairių pasistūgavimo, pasispjaudimo, piktinimusi kalcio atžvilgių, vienaip ar kitaip konfrontuojančios retorikos. Tai kenkia, tai padeda, tai gerkite, tai pasimkite iš pieno, tai spjaukite į tą pieną ir taip toliau, ir vienaip ar kitaip, tai vandenį nukalkinkite, nes ten daug kalcio ir jisai, kaip sakoma, pirmasis žudikas. Yra net ir tokių knygų. Tai vat, atsargiai, jeigu kas nors kur nors agituos jūs vienaip ar kitaip spjaudyti ar garbinti kalcį, pasistengkite išmintingai susilaikyti, nes reiškia, kad šitas pokalbis, va čia yra dar vienas įdomus niuansas, pokalbis apie kuriame dalyvauja kalcis, ir jeigu tas pokalbis yra pasyviai arba aktyviai entuziastingas, automatiškai jisai veikia jūsų sakralinę čakrą. O kaip sakoma, sakralinė čakra, tai gimda, lytiškumas, gebėjimas savireprezentuoti save atitinkamai kokybišku žaismingumu, gyvybingumu. Na, mažai norisi, ne, kaip sakoma, sulipti į vienokį ar kitokį gumulą ir užstrikti ten ar šiandien. Taip kad su apie kalcį visuomet su pagarbiu santūrumu, suvokiant, kad ir be kalcio žaidžia dar daug skirtingų aplinkybių, bet taip, kalcis yra vienas iš pagrindinių sulipdančių struktūrinių elementų, manifestacijos pagrindas, ne? Nes visgi antra liauka tai kūryba, manifestacija, gimda, embrionas, globa keliauja iš šios zonos ir yra kuruojama būtent šitos zonos.
Tai kitas momentas - estrogenai. Pagrindinis hormonas antroje čakroje yra estrogenai, testosteronas ir techniškai lytinių hormonų receptoriai yra kiekviename organe, ypač estrogenų. A, Už tai tokia gelbėjimosi priemonė perdėm greitai senstančiam organizmui yra priebėjimas, kuris vyksta ir moterų, ir vyrų kūne. Tai yra vyrai, nu, jeigu jau, kaip sakoma, vyras šiuolaikinė visuomenė, šiuolaikinė mytyba, chemizacija, technokratija atėmė iš vyro galimybę ideologija netgi atėmė iš galimybę iš vyro būti vyru, tai, na, gamta jau ką pasiruošusi paversti vyrą moterimi, tai yra rasti kitą priemonę, kaip organizmas gautų būdą išskirti daug lytinių hormonų, tai yra tada tukimas arba visceralinis apriebėjimas. Ir išsiskiria tas daug, čia toks priekabus pasakymas, tiesiog tai yra būdas, kaip gauti tai, ko trūksta, na, gerokai brangiau kombinuojant, bet, kaip sakoma, tikslas pateisina priemonės. Estrogenai, testosteronas, lytiniai hormonai yra labai svarbus koncentracijai. O tai Ir žinoma, teisingai tada čia supratau, kad... Palauk, patikslink tą vietą, kodėl tada vyram yra gerai estrogenas koncentracijai? Tiesiog. ar tikrai vyrams yra gerai Ne, tai čia estrogenas? tas toksai perkeltinis. Ar labai norėtųsi tau tokio princesio, kaip sakoma, pašoniai, kuris savo vyriškumą demonstruotų moteriškai fiziologijai ir moteriškam emocionalumui būdingais pagrindais. Tai yra, pūskite į mane, pūskite. Mhm. Bet jeigu Aš ir organizmas tada renkasi tuos estrogenus gamint kažkaip gelbėdamasis, tai kokią tokią antrinę Jeigu išgyventi, užslėptą naudą gauna iš to? jeigu reikia išgyventi ir kad tas vyras vis tiek nors kažkiek tai iš tos genetinės medžiagos gamintų ir būtų pajėgus nors kažkiek tai giminę pratesti, tai yra palikuonims perkelti tam tikrą genetinę medžiagą, išlaikyti fiziškai judantį individą, kuris gali gaminti palikuonis arba kuris gali eiti į darbą ir vienaip ar kitaip už kažkurį tai laiką uždirbti pajamas, kurių pagalba palikuonis turi stogą virš galvos ir yra, na, bent jau dalinai apsaugoti, kol jie subręs ir galės turėti savų palikuonių. Tai bet kokia, kad išgyventi mažesnės blogybės sąskaita organizmą. Gamta turi savų priemonių, bet kaip tai veikia mūsų visuomenė, ką mes mokame per socialinius santykius už tai, na, čia jau atskira tema, bet manau, kad esame pagavai, Mhm. kad čia daug tokių persipinančių perliukų, kurie, na, dėja, bet kurie šokiruoja tam tikrą prasme tiek, kad juos labiau norisi praleisti pro ausis ir ignoruoti, negu kad gilintis, kreipti dėmesį, nes gilinimasis ir dėmesio kreipimas jau indikuoja, kad reikia imtis permainų arba, na, patirsi šoką, suvokdamas, kokia laukia ateitis, tiesiog pasyviai plaukiant pasroviui. Tai vat, o kokia laukia ateitis? Na, vienas komikas, rusų komikas, yra gerai pasakęs, na, komikas galbūt intelektualusis komikas, ne? Yra gerai pasakęs, kad jeigu vyrai moteriškėja ir jeigu visuomenė, kaip sakoma, pasirenka tai ignoruoti, visuomenė turi pasirinkimą arba tai ignoruoti, arba per sąmoningą suvokimą imtis priemonių ir tai keisti tuos biologinius veiksnius, kurie sukelia tą vyrų moteriškėjimą, ne? Arba tada įsikiš gamta ir vyrai bus, kaip čia pasakius, na, paretinti. Vyrai, moteris bus pašalinti per karo aspektą.
Ir tada pasąmoningai, kolektyvinės sąmonės lygių pradeda vykti tam tikri procesai, kurių pasiekoje formuojasi tokie niuansai kaip karai, marai ir taip toliau, kurie sukrečia visuomenę ir įjungia, kaip čia pasakyti, su tuo Vyriškumą susitikimo. vyruose. Taip, bet tai yra labai abstraktu, reikia suprasti, kad Mhm. įjungia mechanizmus, kurių pasekoje keičiasi genetinė struktūra, keičiasi hormonai per streso faktorių, ne, per skausmą, per mirtį ir vėl, kaip sakoma, gimsta vyrai, ar gimsta tiesiogiai, ar gimsta mentališkai toje pačioje asmenybėje, ane, kurioje vyksta persilaužimas, prisiminimas, kad visgi, sorry, bet net jeigu patogiau virkauti, visgi tavo kaip vyro fiziologinė funkcija yra tokia ir tokia. Ir pagal tai visuomenė, kaip sakoma, grįžta į tą savo naratyvą, bet tai užtrunka gerokai ilgiau, daug tokių devastacinių, tai yra sekinančių aplinkybių ir daug tos destrukcinės kančios momentų, kai galima ir taip, bet yra kelias, kuris yra patogesnis ir taip, dėmesio, gerbėmieji, tas kelias yra susijęs su kokybiška suplementacija. Tai yra, kad vyras, vyro organizme atsistatytų vyriškų hormonų funkcija, turi būti išpildytos esminės bazinės sąlygos. Jau apie mytybos balansą aš jau patylėsiu, nes jau čia visi ant kiekvieno kampo šneka ir netgi net ir jeigu yra subalansuota mytyba, to jau yra per mažai. Reiškia, kad būtų atstatytos bazinės funkcijos vyriškų hormonų apykaitai kokybiškai, ne? Einamasis reikalavimas taip subalansuota mytyba, bet kitas dalykas jau reikalinga papildoma moksliškai grįsta suplementacija. Tai yra turi būti sutvarkytas žarnyno disbiozės, užslėptos žarnyno disbiozės aspektas, apie kurį mažai kas irgi nusimano, nes yra taip labai paviršutiniškai čiuožiama, arba vartok probiotikus, arba ten gerk žaliuosius kokteilius, bet kiekybės momentas ten dingsta, nes ar tu tikrai žinai, kokiomis proporcijomis sudėtas uogas, vaisius ten ir kitus dalykus į savo kokteilius vartodamas, tu tikrai užpildysi visą dienos normą tiems mažiems mikroorganizmams savyje. Abejoju, ar didžioji dauguma taip vadinamų sveikatosaugos, ne, konsultantų, nu, jie tiesiog taip abstrakčiai kažką parenka, plius minus, bet ar yra priemonės, ar kas nors imasi priemonių išmatuoti, kiek iš tiesų ta disbiozė yra suvaldyta, nes turi būti ypatingai preciziškos proporcijos. Ir, na, technologijos amžiuje gyvenam, kaip sakoma, technologinius sprendimus, nori, nenori, teks integruoti, audituoti, aišku, ir integruoti į savo gyvenimą tą kaip pagalbinę priemonę nuolat skubančiam, bėgančiam vyriškiui ir moteriškiai palaikyti savo lytinių hormonų pusiausvyrą, kurio šaknis yra žarnyno mikrobiotos veikloje. O ir ta veikla, jinai kokybiškai funkcionali, jeigu darbininkai, kurie dirba tau, yra kokybiškai pavalgę. Tai čia yra toks įdomus niuansas. Ir aišku, plus dar vienas dalykas, visa tai, kad tai kokybiškai pavalgę darbininkai kokybiškai tiektų kokybiškas medžiagas, iš kurių ląstelėse gamina hormonai, reikia dar ir ląstelėms tiekti statybinės medžiagas, kurių įsisavinimą tiesiogiai iš maisto mes genetiškai praradome. Tai yra vėlgi riebių ir rūgščių pusiausvyrą. Turi būti kokybiškai išmatuota, subalansuota, kalbant apie tai, kad kokybiškai atstatyti savo libido. Ir žinoma, kalcio apytaka, nes kalcis yra vienas iš pagrindinių elektrolitų, kuris dalyvauja energijos pernešoje. Tai, o koksai, kiek daug įdomių niuansų.
bet nuosekliau juos gal dar pasigilinsim atskiroj serijoj, sakykime taip, ane? O dabar bendruoju būdu keliaukime į sekančią čakrą, tai yra trečioji Saulės rezginio čakra. A, Kas Kas? Toks pradedi klausimą klausimuoju žodeliu ir jau iš karto sufleruoja atsakymą. Taip, čia pagrindinė liauka, per kurią manifestuojasi trečioji čakra, Saulės rezginio čakra, visgi yra kasa. Net jeigu daug kur yra teigiama, kad Saulės rezginys, visgi autentiškai pačiuose pirminiuose tekstuose fokusas yra į kasą, bet jeigu supranti, kaip persipina visi tie organai, tai tas toksai pasiskirstimas, kad vat, ar Saulės rezginys, ar kasa, jisai tampa savaime suprantamas, kad tai dar ir tas visų holistinis bendradarbiavimas dalyvauja visur. Tai va, tai trečios insulino gamybai, insulino sekrecijai, už insulino sekreciją energetiškai atsakingai čakrai svarbiausias suplementas yra magnis. Ir kai paminimas magnis, bent jau man, ir aš manyčiau daugumai, turbūt iškyla toks tas prisiminimas apie tos tokius pokalbius, jog ankstesnės ezoterinės kartos, tai yra tie visi dievai senieji ar didvyriai, apie kuriuos mes tik girdime iš mitų ir kurie pasižymėjo supermenui būdingomis savybėmis, ane, ir skirtinga išvaizda, tai yra odos mėlyna, žalia, labai geltona oda, ne. Tai ten irgi dalyvavo tokie niuansai, kurie yra susiję su magnio kiekiu ir magnio apytaka organizme. Tai vat, kai pamini magnį, iš karto toksai yra tokia, nes magnis yra labai svarbus, vėlgi labai svarbus energetinis pernešėjas, kuris, jeigu būtų pakeistos tam tikros sąlygos, jisai netgi galėtų atstoti geležį, tai yra kaip dabar pas mus yra tas svarbus hemoglobinas, ane, kur dalyvauja geležis pernešti deguonį. Tai tam tikrą prasme, jeigu būtų toks organizmas, kuriame geležį pakeistų magnis, tai žmogaus, kurio organizmas būtų taip adaptavęsis, tos visos fizinės, ne, energetinės savybės būtų unikaliai, net nesupermeniškos, magiškos, turbūt taip turėčiau pasakyti, nes Magniškos. taip, magniškos. Nes tai ir yra senoji semantika susijusi su šito pavadinimu magnezijum, tai žodžio magija. Nes jisai senojo alchemijoje magnio druskos, jie neturėjo magnio kaip vieno tipo tokio elemento išgryninto, ne? Vat mūsų dabartiniam suvokime yra problema tai, kad mes imam elementą ir jį imam struktūriškai išgrynintą, rafinuotą. Nors ir pamirštame, jog iš tiesų gamtoje visi tie papildai, visi tie mikroelementai, jų techniškai nėra kaip toks vat, vienas magnis. Gamtoje iš tiesų jie dalyvauja, jie egzistuoja kaip minimum binariniai dariniai. Tai reiškia, jie visada dalyvauja su kažkuo tai. Yra centras, centrinė ašis, ane, tas mikroelementas, bet kaip įtvirtinančios, stabilizuojančios struktūros dalyvauja kažkokios aplinkinės jungtis su kažkokiais kitais mikroelementais ar kažkokiom dariniais, medžiagomis, ane. Tai va taip ir alchemijoje magnio nebuvo, kaip po tokio buvo magnio druskos, kurios buvo esminis ingredientas, esminis veiksnys valdant, skatinant tam tikrą transformacinį momentą. Tai yra kažkas, kas tiesiogiai galbūt be tiesioginės sąveikos, tačiau tuo pat metu jo buvimas sužadina aplinkybinės reakcijas,
kurių pagalba gali išgauti reikiamą transformaciją. Nes pagal tą vadinamą alcheminį trijo, magnis nėra pagrindinė dalis ten. Pagal alcheminį trijo, trijo praimą, tai kas yra tenai gyvsidabris, natris ir dabar galvoju, ir siera, sulfur. Man atrodo, kad siera iš anglų kalbos išvertus. Tai vat, šiek tiek kiti elementai dalyvauja, tačiau magnio druskos visuomet buvo, kaip čia, sakykime, pas mus trečioji čakra vis tiek yra dar ir siejama su skrandžiu, su virškinimu, ne? Nes kasa tai virškinimo fermentai. Tai taip ir magnis dalyvaudavo visose reakcijose kaip kažkoks analogas į skrandį, į terpę, kurioje įvyksta pirminis stabilizavimas. Nes dezinfekcija skrandžio sultimis irgi yra stabilizacinis mechanizmas. Tai yra stabilizuojama nuo pašalinami reagentai, kurie trukdytų valdyti reakcijas susijusias su maistu, kurį suvalgiai, reakcijas pagal tam tikrą planą, kokį yra nusimatęs organizmas. Ne? Tai čia tokie niuansai. Na ir žinoma, insulinas aktuali tema, nes dabartinis šių laikų maras yra kas? Diabetas. Diabetas eina, o dar jeigu pridėsi prie to, kad trečio tipo diabetas yra jau pelnytai įvardyjamas Alzheimeris, tai čia, kaip sakoma, reikšmingumas, oho, kiek išauga. Taigi, magnis, kasa, insulinas, trečioji čakra. Su trečiosios čakros papildų linija susiję reikalai. Bet dėmesio atsargiai, magnio junginių būna visokių ir jeigu dabar pulsite po šio įrašo griebtis magnio, na, gali dasižaisti ir iki viduriavimo ar vienų ar kitų spazmų, taip kad jo dėl vartojimo pirmiausiai mūsų paskatinti ir mūsų sudominti dėl tolimesnio vartojimo rekomenduojame pasitarti bent jau su mumis. Arba tada jau savo atsakomybę už pasiekmes. Tai va, keliaujant toliau, ketvirtoji, žalioji, smaragdinė čakra. Atspėk, kas čia žaidžia. Kažkas su žalia spalva susiję? Na, ketvirtoji čakra, Hmm. kas čia žaidžia? Na, širdis, čiobreliaukė. Kas yra čiobreliaukė? Ketvirtosios čakros, nors jinai ir vadinama širdies čakra, ne? Bet visgi tikroji jos manifestacija fiziologinė, ta prasme mes turime menį ne abstrakčiai, o fiziologinė manifestacija organizme, tai kas siejasi su organizmo imuniniais procesais, čia vyksta per čiobreliaukę. O kas yra čiobreliaukė, Aš užkrečio net liauka? nežinau, kaip jinai atrodo. Na, drugelio formą primenantis darinys, esantis šiek tiek žemiau nei skydliaukė, irgi plius minus širdies zonoje centre Mhm. ir šiek tiek giliau paslėptas. Ne? Tai tai Ai, užkrūčio liauka, gi kitaip. Taip. tikrai taip. Mhm. Kiek gerai, kad išgirdai. Pasivijo tada tas mano ištartas pavadinimas kažkiek tai sakinių atgal ir labai smagu. Tai čia yra Mhm. pagrindinė taip vadinamų T limfocitų, aktyvių, kaip mūsų čia kaip Vatikanas turi savo šveicarų gvardiečių armiją, ypatingai apmokytų ir į tikslą sufokusuotų apsaugininkų grupę. Tai čia gaminasi labai pats pagrindinis ir vienas svarbiausių imuninių pagalbininkų, tai yra taip vadinami T limfocitai. Tos ląstelės, kurios vienos reikšmingiausių imuniniuose procesuose, atpažįstant savo nuo svetimo ar net ir autoimuniniuose variantuose, kai mažesnės blogybės sąskaita pasirenkama, na, tam tikrą prasme minimalizuoti vienų ar kitų organų veiklą,
vardan bendro išlikimo gerovės. Tai yra, kai visi galvoja autoagresija, autoimuninis procesas, tai organizmas toks durnas, kvailas, ėmė save ir pradėjo pulti. Ne, organizmas autoimuninių procesų metu gelbėjasi pagal išlikimo principą, tai yra iš kažkur kažką paimu, kad kažkur užlopyti. Tai yra, puolami yra tie organai, kurie yra pajėgus atlaikyti atitinkamas perkrovas ir tų perkrovų dėka užslėptai tyliai kažkurie kiti organai, kurie jeigu tik biški ir galtinai sugrius, yra palaikomi. Na, bet mūsų medicina vargu bau, turbūt labai dabar paprieštarautų iš tokio polėkio išgirdę, ką pasakiau, bet tai yra normalu, nes mūsų medicina mažai varginasi apie tai galvoti, nes medicina yra aktualu užslopinti, suvaldyti simptomą. Tai kam jai ieškoti kažko, kuris dar kas ten bala žino kokioj uodegoj, tai yra medicina mąsto racionaliai. Jeigu išlys, suvaldysim, nukirpsim, prikirpsim, susiūsim. Jeigu išlys, o jeigu sėdi tyliai, nu, reiškia, kerpam, siuvam tą, kas triukšmavo. Taip sakant, stagnacinio slopinimo principų kažkiek laiko, nu, irgi gali važiuoti, ne? Pažiūrėk, Šiaurės Korėja vis dar laikosi diktatorinė valstybė, demokratijos fone, nu, stovi, tai kažkiek, ir kaip sakoma, kiekvienam savas laikas. Bet čia su tokiu sveikai ironišku cinizmu mes į tai, kad per einam, kaip per sąskambį į tai, kad pagrindinis papildas širdies liaukai yra cinkas. Mhm. Logiška, ne? Bet pavyzdžiui, jeigu prisiminsi, kaip širdis susijusi su kokia turi būti sąveika, tai yra, kaip sakoma, meilės reikaluose turi dalyvauti aiškumas ar stabilumas. Ir, pavyzdžiui, cinkas yra labai svarbus tam, kad įsisavintų geležis, o geležis yra pamato čakra. Matai, kaip viskas persipina ir siejasi ezoterikoje ir standartinėje suplementacijoje, ar netgi standartinės sveikatos saugos moksluose. Tik tai reikia giliau paknisti ir, kaip sakoma, kas šauks, tam atsilieps, kas domėsis, tas ras. Tai kitas momentas, kas dar yra svarbu tvirtam pamatui, tai yra geležies įsisavinimui, labai yra svarbus cinko ir vario tarpusavio šokis, ne, tarpusavio pusiausvyrą. Reiškia, o varis yra penktosios čakros bazinis suplementas. Tai yra penktosios čakros pusiausvyrai palaikyti yra reikšmingiausias mikroelementas varis. Penkta čakra tai yra asmenybė. O ką mes turim tada, kai sakoma, iki kur gali atvesti egoizmas? Egoizmas meilėje gali išmušti sveiką pamatą iš po kojų. Tai reiškia, jeigu vario ir cinko tarpusavio pusiausvyra vienaip ar kitaip sutrinka, varis yra reikalingas iš mūsų žarnyno pernešti geležį į kraują. Tai sutrinka tavo geležies lygiai, sutrinka tavo pamatas, ne, ryšys, stabilus, aiškus ryšys su šia realybė. Tai kiek daug įdomių persipinančių niuansų. Bet vėlgi, jeigu griepsite dabar pulti gerti iš varinio indų, visko gali būti. Galite prisižaisti su per dideliais vario kiekiais. Bet, na, niuansas kartais gali būti reikalingas, jeigu žmogus gyvena pagal skausmo ir šoko naratyvą. Tai yra patiki, išgirsta ar panori ieškoti kažko plačiau, nuosekliau, ar netgi paprasčiau, negu jam atrodo, tik taip bumtelėjęs į rimtos lygos, rimtos problemos sieną, ne? Na, būna visko.
vienaip ar kitaip, varis yra reikšmingas tai čakrai, kurios rezidencija yra skydliaukė. Tai ką aš noriu pasakyti? Visi mes jau turbūt žinom, ką tai reiškia skydliaukės sutrikimas. Tai yra rimtos vienos ar kitos rimtos, na, vatnumo, adekvatumo problemos, ne? Nes skydliaukė yra labai reikšmingai susijusi su intelektualiniais gebėjimais. Tai o kaip? Pagrindinis hormonas, kuriuo visgi reikšmingiausia skydliaukė yra tai vadinama T3, T4 sąveika. Tai yra skydliaukė išskiria tą hormoną, kuris jį išskyrus, dalis jo aktyvuojama, o dalis aktyvacijos keliauja į inkstus ir kepenis. Ir tada tas hormonas, kuris išskirtas yra skydliaukės, bet transformuotas per inkstų ir kepenų pagalbą, keliauja atgal į septintąją čakrą, kuri yra vadinama sielos sostų į karūnos čakrą, ne, tokia žinutė. Tai jeigu prisižaisi, persistengsi siurbti iš varinių indų, gali sutrikdyti ryšį savo organizme tarp kūno, tarp žemės ir dangaus, tarp kūno ir dvasios, tarp proto ir geismų, ambicijų, egoistinių, sveiko egoizmo, kuris yra natūraliai kokybiškos savigynos, savivokos ir atskirimo, kur mano, kur tavo pagrindas ir tiesiog, na, vienokio ar kitokio patoso, kraštutinio emocionalumo, infantilumo ar ignoracijos. Tai va šitoj vietoj tai yra svarbu ir matai, koksai daugias sluoksnis, toks, žinai, taip vadinamo, na, šiauriečių sagos, mitologijos herojaus Lokio. Du. Nu ne, mes visi Lokį pažįstam geriau iš Marvel serijų apie Torą. Ir, kaip sakoma, įspūdingai žavingos to aktoriaus vaidybos. Bet visgi vienaip ar kitaip, niuansų, viražų, vienokių ar kitokių apgaulių, netgi saviapgaulės potencialo yra daug. Keliaujam toliau, skydliaukę paminėjom, varį paminėjom. Na, gal apie varį dar galima pasakyti, kad tie visi žmonės, senieji Indijos dievai, mėlyna oda, tai tokį pigmentą odoje sukuria, tokia odos pigmentacija būtų būdinga tuo atveju, jeigu organizme vietoj geležies dominuoja varis, ne, nes varis yra svarbus energijos pernešėjas, gyvybinės energijos, kuri gaminama ląstelėje, mitochondrijose, jos pernešėjas, ne tik, kad pernešėjas, bet tai yra tas, kas foniškai katalizuoja, sustiprina reakcijas, ne? Tai varis šitame momente yra labai svarbus energetiniam reakcijom. Bet kažkada, reiškia, varis buvo kaip deguonies pernešėjas, ne? Energijos pernešimo reakcijose dominavo. Ir tada tų žmonių humanoidų oda todėl buvo mėlyna. Ir vario buvimas kraujyje, kaip pagrindinė dominantė kraujyje, suteikdavo tas visas ypatingai imlumą elektromagnetinėms srovėms, kurių pagalba galėjo svaidyti žaibais, vykdyti energetinės atakas, na, atlikti tuos magiškus veiksmus, kuriuos dabar matome per kokius nors filmus apie, na, kad ir tą patį žiedų valdovą, ne, bet ten gal labiau jie naudojasi papildomais tarpininkais, generuojančiais energiją kaip kristalais, na, bet vis tiek, tą galėjo atlikti savo kūne esančių mikrokristalų pagalba, sugeneruoti energiją ir ją vienaip ar kitaip transformuoti ir naudoti kaip koncentruotą ginklą ar kažkokią tai priemonę.
įtakos darimo kitiems objektams ar subjektams. Bet aš čia lyg ir paprieštaraučiau prieš tai pasakytai savo nuomonėj, kad minčiai, nes nuomonė galbūt tai skamba per daug kategoriškai, o kategorizmas mažai kam šiuo aspektu yra reikalingas, nes mes visi čia susirinkom kokybiškai gilintis, suvokti, suprasti, išskleisti, bendradarbiauti. Ne? Tai ką tai reiškia, jeigu dabar kažkas prisisotintų per daug vario ir išmestų tą svaris geležį ir pataptų ar pataptų supermenu? Ne. Problema, kodėl supermenai išnyko, visi tie mėlynieji, žalieji, geltonieji supermenai išnyko, problema yra pakitusios gravitacinės sąlygos, pakitę elektromagnetiniai niuansai, pakitę genetiniai niuansai. Tai daug labai yra aplinkybinių kintamųjų, kurios turėtum pasikeisti, jeigu staiga norėtum patapti nu, kaip sakoma, biohackingo keliu, vario pagalba norėtum kaip sugrįžti, tapti pusdieviu. Sudėtinga, daug yra aplinkybinių niuansų. Tai va, tai su variu dėl to, na, atsargiai, nes gali pasiekti tokius krūvius, persistengę su variu, kad, na, tam tikrą prasme gali išprotėti, smegenys taps per daug imlios seniesiems dažniams, kurie nu, biocheminės perkrovos sukurs ir standartinė medicina pasakys, kad nu, tau prasidėjo šizofrenija. Ar ten kokia nors kitokia bipolarinė manija. Tai va. Dabar kasgi toj pagrindiniai trečios akies liaukoj stovi kaip bazinis grounding, įžeminantis suplementas. Pabandysi atspėti pagal kad tai pagal sąskambį, kad tai yra trečios akies liauka. Tu apie papildą koks reikalingas elementas? Kažkas, kas akim reikalinga, o kas yra akim reikalinga. Ne. Senovinis mokslas, senovinis simbolizmas bei biochemija, biocheminė mistifikacija buvo šiek tiek, ėjo per funkcionalumą ir per perkeltinės prasmes funkcionalumą. Tai aš tau šiek tiek supaprastinsiu esmę, tai yra akis, ne? Pagrindinis dalykas, kuo žymi akis, kokie procesai akise yra labiausiai išreiškia pokytį gyvenimo. Judėjimas, kokie procesai dar. Ne, o Kryptis. ašaros, iš kur tau atsiranda Aš. džiaugsmą, taigi tu, na, mes visi emocionalios būtybės, akis, sielos Mhm. veidrodis, bet visas emocijas, pikus emocinius, Mm. kulminacinius, orgazminius, vienus ar kitus momentus mes visada patiriame su ašaromis akise. Tai klausimas, kokios tos Natris. ašaros. Ne, ne Taip, natris. teisingai, natris, druska, ne, bet pagrindinė druskos komponentė iš tiesų yra natris. Mm. Tai taip, natris yra epifizės, bazinis epifizės suplementas, bet čia ir vėlgi yra toks niuansas. Natris yra yra svarbus epifizai tuo, kad natriui jautrus kanalai leidžia melatoninui, kurį išskiria epifizė, veikti, bendradarbiauti, ne, daryti įtaką septintai čakrai, nes hipofizėje, septintos čakros liaukoje yra melatoninų jautrus kanalai, bet jų jautrumas, tai yra jų funkcionalumas, tai kaip gerai jie funkcionuoja, priklauso nuo to, kiek ląstelėse hipofizės yra natrio.
Vat yra toksai vat įdomus niuansas ir dėl to, kad trečia akis tinkamai, čia dar toks svarbus paminėti, trečia akis, jeigu metafiziškai arba per tą simbolizmą viso atgimusio sąmoningumo, ne, ir sakoma, kad siela sukaupia savo energiją, projektuoja ją į trečiąją akį, ne, ten prabudimas, jinai atsimerkia ir tada tu šviesa yra nukreipiama į sąmonės ekraną, kuris yra karūnos čakroje, ne, sielos soste. Ir tada jau, kaip sakoma, tu ir šitą realybę patiri jau per išmintingos sąveikos aspektus. Tai čia matai, kaip pompastiškai per aplinkui, o fiziologiškai, jeigu tai irgi atsekama. Ir fiziologiškai tai reiškia, kad yra tam tikri šeštos čakros bazinio informacinio signalo, kaip melatonino jautrus kanalai, kurių pusiausvyrą, imlumas melatonino yra tiesiogiai susijęs su natriu. Dėl to tai reiškia, kad natris yra labai svarbus tai šeštai, kad šešta čakra tinkamai atliktų savo funkciją. Ne? Nu, per aplinkui painiai, simboliškai, bet, na, senasis mokslas buvo toksai, jisai buvo grįstas persipinančios vienovės, nuolatinio judėjimo ir kaitos ir atsakomybės į pėdsako, kurį tu palieki savyje, kitame ir kiek leidi aplinkai save keisti, suvokime ar netgi kokybiškame jo valdyme. Tai čia va tokie va variantai. Taip, ir volia atkeliavom į viršūnę, nirvanos momentą, nes ypač jeigu tantrinė jogoje, septinta čakra yra tiesiogiai jau įvardyjama kaip nirvaninės kulminacijos taškas. Ne? Ir čia jau tiesiai pasakysiu, koks elementas, kam čia spėlioti, tai yra kalis. Hipofizės funkcijoje pats svarbiausias momentas įtaka, sakykime, taip, didžiausia įtaka darantis, tai yra kalio sutrikimai, hipofizai darys užslėptai, tiesiogiai ir užslėptai per visokias perkeltinės biocheminės reakcijas darys tiesioginę įtaką. Dėl to yra skaitoma, kad kalis ir svarbiausias suplementas hipofizės liaukai, sielos sostui. O sielos sostas, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad sujungia sąmonę su kūniškaisiais tikslais. Tai vadinami kūniškieji tikslai, tai valgymas, dauginimasis, neklestėjimas. O sielos, na, tai jau toksai platesnis mastas, kad valgymas, dauginimas, klestėjimas būtų kokybiškai suderintas, tiek ir trumpalaikiam, tiek ir ilgalaikėse procese, tiek ir ilgalaikėse perspektyvose. Tai yra ir man, ir tau, ir visos civilizacijos, ir visos visatos lygių, kad būtų pasiektas tam tikras balansas, ne, ir atsižvelgta į kaip vienų ar kitų poreikių suderinamas, kokį pėdsaką po savęs palieka. Tai čia toksai vat, įdomus momentas, ne, kuris tikrai labai svarbus, nes hipofizė visgi, ką jinai išskiria? Tai išskiria augimo hormoną, tai išskiria liutenizuojantį faktorių, tai yra tokius hormonus, kurie dalyvauja lytinių hormonų gamyboje. Tai yra sakykime, tai yra sudėtiniai ingredientai, kai cholesterolis yra skaidomas ir iš cholesterolio formuojami lytiniai hormonai. Tai yra be šitų, taip sakant, kokybiškas lytiškumas stringa. Problemos hipofizai taip pat gali sukelti problemas su pertekliu cholesterolio, tai yra laisvo cholesterolio per daug, nes trūksta iš hipofizės išskiriamų medžiagų, kad paversti jį kokybiškais lytiniais hormonais, ne? Kiek daug niuansų. Ir žinoma, kodėl dar taip svarbi ta hipofizė, čiagi yra meilė, kodėl jinai vadinama nirvana, kodėl ten tai yra vieta, kur susitinka, susipina tie visi Ida, Pingala, Sušumna ir visi kiti kanalai, ne?
čia kaupiasi, nesiskiria, tai pagumbrio liauka, bet pagumbrio liauka išskiria į hipofizę ir hipofizė kaupia savyje oksitociną ir vazopresiną. Kas tai yra? Oksitocinas tai yra meilės, prieraišumo hormonas. Oksitocinas yra reikšmingas hormonas, nes paskui jį eina įvairios kaskados susijusios su acetilcholino sinteze, o tai dar vienas svarbus neurohormonas, kuris padeda išlaikyti ryšį tarp galvos ir širdies. Tai yra intuityvaus centro. Tai va kiek daug tokių niuansų, biocheminių niuansų, kurie susiję lygiai taip pat yra pabrėžiami tik kitais žodžiais per vieną ar kitą mistinę retoriką, ne, apie meilę, apie pakilimą, fokusą į šviesiasias energijas, tamsą, šviesą ir panašiai. Tai čia tokie baziniai momentai, ne? Man atrodo, kad pas mus jau baigėsi sesijos laikas. Ne, ne, viskas gerai, nenutrūks šį kartą. Mhm. Ok, bet tada mes galime šitą sesiją galbūt net ties šitą vietą ir stabdyti. Ant pačio įdomumo, tam, kad Mhm. sugrįžti būtų vertingiau, ne? Mhm. Kaip sakoma, truputėlį intrigos palikime, o kaip ten toliau, o kas ten ir kuo su kaip, nes į čakrų simbolinę ir funkcinę prasme bei, kaip sakoma, reabilitacija termino kaip papildas, dar grįšime nuosekliau aptariant kiekvieną čakrą. Tada šiai dienai, kaip ir tuos vaikų pasakų vakarėlius, bent jau kurie būdavo anksčiau, a, dar tarybiniais laikais, sakome viso gero ir iki kitų susitikimų. Mhm. Labai įdomu iš tikrųjų. Tai iki kitų jau. Aš irgi labai lauksiu.